Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikinasi Jaunimo naujienos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti prenumeratoriams. Mūsų jau daugiau nei 4000. Saliutus į sceną. Norėčiau paspausti kiekvienam sekančiam kanalą ranką, asmeniškai ir nuoširdžiai padėkoti, nes be jūsų žiūrinčiųjų ir besidominčių nebūtų prasmės kurti toliau. Taip, didžiausia motivacija. Taip pat dėkoju visiems, kas pakomentuojate vaizdo įrašus, nes visada skaitau komentarus, o jūsų komentarų ir įžvalgų apie esamus procesus būna labai įdomių ir išmintingų. Būna, kad išsakytus pastebėjimus ir įžvalgas panaudoju laidose, tad kartu mes galime tobulėti ir kurti realybę. Na, šioje vietoje galime pasidžiaugti dar kartą, nes antradienį savo darbą užbaigė 2020-2024 metų kadencijos Seimas ir buvusios valdančiosios daugumos jau nebematysime. Saliutus dar kartą į sceną. Savo baigiamojoje kalboje Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nielsen iš Seimo tribūnos teigė esant įsitikinusi, kad po kurio laiko ši kadencija bus prisimenama kaip sėkmingo darbo pavyzdys, nes ilgesnėje perspektyvoje lieka ne žodžiai, o darbai. Liūdniausia, kad kai kurie darbai ir liks padarę didelę žalą. Galėtume šios darbus išvardinti ir paminėti skandalus, kurių buvo tikrai daug šioje kadencijoje. Tačiau tai yra daryta jau ne kartą. Jų darbus geriausiai vertino rinkėjai, nes konservatoriai, buvę valdančiosios koalicijos svarbiausia šis ir turėję net 50 Seimo nario mandatų, skaudžiai pralaimėjo rinkimus, todėl gavo trauktis iš konservatorių partijos pirmininko pareigų Gabrielius Landsbergis ir net atsisakyti mandatų naujai išrinktame Seime, nes kovo vienmandatėje rinkimų apygardoje pralaimėjo liberalui Simonui Kairiui, o kita valdančiosios koalicijos dalis, Laisvės partija, apskritai nepateko į Seimą ir iš Laisvės partijos pirmininkės pareigų atsistatydino Aušrinė Armonaitė. Dabar turint daug laisvo laiko, laisviečiai galės įgyvendinti svajonę, kurios nepavyko įgyvendinti Seimo kadencijos metu – užkariauti kosmosą. Turėtų sektis puikiai, nes jau būdami Žemėje buvo puikūs kosmonautai, o kosmose, aplinkoje, kuri labai tinka jų galvosenai, manau, seksis dar geriau. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, kad šioje kadencijoje buvo tikrai garbingų Seimo narių, kurie padarė tikrai daug gerų darbų. Norėčiau kai kuriuos Seimo narius išskirti, nes man teko su jais bendradarbiauti ir jie studentams padėjo itin sunkiu laikotarpiu. 2021 metų rudenį studentams teko testuotis kas 48 valandas iš savo lėšų pačiais brangiausiais testais ir studijų procese reikėjo turėti vadinamąjį galimybių pasą, kas realiai atimė studentams teisę studijuoti. Tad tuo metu, būdamas Vilniaus universiteto teisės fakulteto 5 kurso studentas, kreipiausi į Seimo narį Mindaugą Puidoką, kuris surengė pirmąją studentų spaudos konferenciją Seime ir joje mes, studentai, gavome progą išsakyti esamas problemas, su kuriomis susidurėme universitete. Šioje konferencijoje dalyvavo ir daktaras docentas, Sveikatos teisės instituto direktorius, o dabar jau ir Seimo narys Rimas Jankūnas. Antrąją studentų spaudos konferenciją Seime sutiko surengti Seimo narys Dainius Kepenis, o trečią studentų konferenciją Seime surengė Seimo narys Aidas Gedvilas, kuris išrinktas Seimo nariu naujai kadencijai su Nemuno aušra. Su Aido Gedvilo pagalba Tarptautinis studentų susivienijimas, kurio vadovu buvau aš, gavo oficialų atsakymą iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos. Cituoju. Visiems aukštųjų mokyklų studentams, nepriklausomai nuo jų pasiskiepijimo garsiaja vakcina, persirgimo garsiausia liga fakto, turi būti sudarytos vienodos sąlygos siekti aukštojo mokslo, gyventi bendrabučiuose, dalyvauti paskaitose, egzaminuose. Tad tuo metu buvo pasiekta labai svarbi pergalė, nes studentai galėjo grįžti į normalų studijų procesą. Tad šiems Seimo nariams žemiai lenkiuosi ir esu dėkingas už pagalbą kritiniu laikotarpiu. Na ir reikėtų išskirti visuomenės itin svarbų vaidmenį buvusio Seimo kadencijos metu, nes kadangi Seimo valdančioji dauguma buvo tiesiog tragiška, visuomenė buvo itin aktyvi ir priešinosi jų nesąmonėms. Galima paminėti šeimų maršą Vingio parke, 2021 metų rugpjūčio 10 dienos protestą prie Seimo, 2021 metų lapkričio 20 dienos mitingą prie prezidentūros, 2022 metų sausio 13 dienos protestą prie Seimo, kuriame buvo nušvilptas Seimas. Norėčiau pacituoti Gabrielių Landsbergį. Šitas Seimas turi eiti lauk!
mitingą prieš nekilnojamo turto mokestį, ūkininkų protestą ir taip toliau. Visų protestų ir akcijų galbūt nepaminėsiu, tačiau tikrai visuomenė atliko didžiulį darbą pasipriešindama buvusio Seimo absurdiškiams sprendimams. Gaila, kad tik tokia aktyvi visuomenės dalis nesugebėjo susivienyti ir sukurti vieningos jėgos, kuri patektų į Seimą. Kaip bebūtų, tikiuosi, kad visi išliksime toliau kritiški ir aktyvūs visuomeninėme gyvenime. O ką jūs, brangūs žiūrovai, galvojate apie buvusią Seimo kadenciją? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Iki.